10 numeris. Na, bet užtat kaip elegantiškai. Premija Batel Racing komanda. Gal Oksana Pikul prie vairo dabar? Triskart lenktynių laimėtojas Jonas Gelžinis, jo brolis Ignas Gelžinis ir Etinas Laikušauskas su BMW E90, bet .10.70 tikrai toli gražu ne pats geriausias rezultatas. 89 numeris. Turbo žiedas Titano komanda. Irgi vieni iš varžybų populiariai iš metų čia startuojantys. Klasė yra. Ir 6 svečiai iš Didžiosios Britanijos. Super, panašu, kad įspūdžių čia buvo nemažai. Septynės ir 16 toks svečių iš Didžiosios Britanijos Holandų rezultatas. Sparti reklama. Su dyzeliniu turboku komanda, kurioje važiuoja ir Iveta Slavoševičiūtė. Merginų prie vairo mes šiemet turim berods 2. O čia tai aparatas. 5.89, vienas geresnių rezultatų, kurį pasiseko užfiksuoti sparčios reklamos komandai. 7 numeris Tigeris Evo Performance. Su Seat Melon dyzelinis automobilis, Vytas Vilickas, Kirilas Sosok ir Martinas Gediminas.
ir irgi pračiuožė finišo liniją. Na, Holandų šeiminėlė čia tų senų Fordų atsivežė ne vieną, ne du, taigi dar vienas jų bandymas. Racing Team, dar vienas BMW M3 ir patyrusi kompanija Gindutas Šlepikas, Eimantas Nekrošius ir Tomas Stabingis. Gausiausia klasė, 10 automobilių, A3000 plius klasė ir vienas iš jų prieš mūsų akis. Su būgneliais, tai čia normaliai taip testas gavosi. Svečiai iš Latvijos, VIP Tuning, Artėms Kalstamasašvili, Andris Petrovskis, Igors Voronins, BMW E90. Braliukai, va taip, tyliai, ramiai, gražiai, metai iš metų ir kas kart dalyvauja mūsų lenktynėse. Šiemet jų startas visai neblogas. Toks pasiūlytas. 71 numeris. BMW Racing, Viktoras Vasilevas, Vladimiras Aš ir Igor Zubkovs. BMW M3 automobilis, dar vienas Latvijos ekipažas. Ši mašinėlė ryškiai viską parodys. Taigi stabdyti reikėjo, praliukas. Kažkur jis net ten, man atrodo, važiuoja, bet nieko tokio. Svečiai iš Lenkijos, turim Banny Motorsport, komanda iš svečių šalies esančios piečiau nuo Lietuvos. Alfa Romeo R56 vairuoja Piotr Banny, Marcin Vidra, Karol Lika ir Pavel Žyvač. O, klausyk, tak, man, taigi... Po čekai reikėjo pasakyti. Ir čia iš Lenkijos, 5,76, vat tau ir dizelinis Alfa Romeo. Eklianas super greitis su dar vienu dizeliniu automobiliu. Ups. Audrius Makarskas, Andrius Pinauskis, Almantas Adauskas ir Linas Baltrušaitis. Šdės su BMW-ku. Turėti. Interrao Lietuva, BMW M3, GT klasė, Rytis Garbaravičius, Marius Mazuk ir Robertas Kupčikas. Labai patyręs kolektyvas. Na, davai. Techniškai geras sprendimas, dėja, pasipračiau šitą. Nu, turėtų gerai. Numeris 6, tai Vinart komanda su BMW 6. Artūras Papareckis, Marius Papareckis, Jurgis Karpas ir Vincas Karčiūnas. Sėkmingai. Gerai. Šie bazės taisyklė.
6,94, ne pats toli gražiausiai, toli gražu geriausias rezultatas. Sportinio vairavimo centras, Irmantas Pivoras, Deividas Sakalauskas, Jaunius Jabukas ir Darius Narius. Taip, viskas vėl mažai vietos. Ir užtinka. Apie tai, kad bazės taisyklė egzistuoja, tai ko gero šitie vyrukai nežinojo. Komanda Autochemija Team, Karim Al-Azhari, Laimontas Kasiulis ir Arūnas Šepetys su kasmet vis greitesniumis Solo 350Z. Penktas sezoną iš eilės važiuoja ši komanda su šiuo automobiliu. Ta pati matinė juoda spalva. Tie patys lenktynininkai ir matinė liko už nugaros. Neskubėkit skirstytis, kadangi automobilių jau rikiuotė už nugarų nebeilga, bet mes, aišku, norėsime pagerbti